Paleidau. Taip, tai sveiki visi, prisijungę į online webinarą apie efektyvų dirbtinio intelekto panaudojimą versle ir nebūtinai versle ir produktyvumo savo asmeninėje veikloje. Tai iš esmės dirbtinis intelektas daugelį sričių gali būti pritaikomas ir šiandien apie tai ir pakalbėsim. Tai pradžiai apie mane, labai trumpai, kas aš toks, Mantas Kapočius, turiu IT backgroundą vadinamą, esu baigęs IT, tiek bakalauro, tiek magistrą, 15,5 metų aktyviai dirbu IT sferoje, pagrinde vadovaujančios pozicijos, įvairios rolės tiek lietuviškam, tiek tarptautiniam versle. Aviacija iš jų buvo 6 metai, tai tikslumas, preciziškumas yra tie dalykai, kur man labai aktualūs ir svarbus. Su dirbtiniu intelektu draugauju, tai bandžiau suskaičiuoti kiek, daugiau negu 3 metai, negaliu tiksliai pasakyti, bet tam tikrus įrankius dar iki ChatGPT atsiradimo jau naudojau ir taikiau. Tai šiandien praktiniais dalykais dalinsiuosi. Turiu tarptautinės vadovavimo patirties, dirbau ir užsienio kompanijose. Paskutinius jau 7 sezonas mentoriauju Women Tech programoje, tai turiu tokios patirties, kaip dalintis gerosiamis praktikomis ir savo patirtimi. Iš esmės esu virš 300 valandų įvairiausių mokymų ir dirbtuvių pravedęs. Tai vat ir vesti, dalintis patirtimi turiu patirties. Esu net girdėjęs, sako, tau pasakoti ir kitiem paaiškinti sudėtingus dalykus, net ir labai nesuprantantiems žmonėms, atrodo, yra labai paprasta. Kodėl? Todėl, kad pats aktyviai mokausi, bendroje sumoje, nežinau, per su tos 15 metų turbūt viršičiau 1000 valandų įvairiausių mokymų, tiek profesinių, tiek to paties dirbtinio intelekto. Tai esu matęs ir šilto, ir šalto, ir gerų mokymų, ir blogų mokymų. Tai iš tos patirties ir žinau, ką pasakoti ir kaip pasakoti, o ko geriau nepasakoti ir nesidalinti. Tai tiek trumpai apie mane. Dabar mano kelionė aplamai, kodėl aš to dirbtiniu intelektu dalinuosi su visais. Savo laiku, kai pradėjau mokytis ir tam tikrus dalykus gilintis, sakiau, kažkada man to prireiks. Kažkada man to prireiks, teoriškai paklausiau ir kažkada liko, gal kažkada panaudosiu. Bet kai atėjo laikas tą praktiškai panaudoti, žiūriu, kad aš nebeatsimenu. Ir reikia vėl gilintis iš naujo. Ir per tos 15 metų sukauptos tam tikros teorinės patirties ne visada galiu panaudoti. Kai atsirado dirbtinis intelektas ir generatyvinis dirbtinis intelektas, ChatGPT, su kuriuo galima bendrauti ir galima užduoti klausimus, ką jis man pakeitė arba kuo padėjo, tai aš supratau, kad tų žinių, kurias aš teoriškai turėjau, ir man, kai jų prireikia, aš galiu paklausti dirbtinio intelekto ir jis man duoda labai konkrečiai tą informaciją, ko man reikia, ir aš momentaliai galiu ją pritaikyti praktiškai. Tai iš esmės aš galiu sudėtingus dalykus labai greitai su dirbtiniu intelektu pats prisiminti arba išmokti naujus ir pradėti juos taikyti. Ir šiandien mano pažadas jums ir yra, kad tos kelionės, kurios 15 metų patirties, dirbtinio intelekto kelionės patirtį, aš pasistengsiu jums perteikti ir pasirinkti, kaip praktiškai tas dirbtinis intelektas veikia ir ką galima su juo padaryti. Ir mūsų pažadas iš esmės yra, kad dirbtinio intelekto technologijos po šio seminaro jūs suprasit, kaip galima pritaikyti tiek mažam versle, tiek savo asmeniniam gyvenime, tiek kasdieniniai rutinai. O kodėl verta dalyvauti iki galo ir šitam webinare? Tai yra kelios esminės priežastys. Tai pirma, šiandien nuskambės 3 esminės dirbtinio intelekto naudojimo priežastys, nenaudojimo priežastys ir kodėl jos yra ir ką reikia padaryti, kad tas priežastys eliminuoti. Mes taip pat atskleisim tokio gerų užklausų formavimo paslaptį. Kai aš girdžiu, kas sako, neveikia čia. Tai mes labai paprastai parodysim, kaip veikia. Pabaigoje faktas, kad jūs skiriat savo laiko, mes turėsim jums prizų ir prizų vertė tikrai perkopia 1000 eurų. Tai tie, kurie išbus iki galo, kurie užduos klausimus, iš karto atsakau, kad prizus dalinsim tiem, kas uždavinės klausimus. Ir už geriausius klausimus bus geriausi prizai. Tai būkite aktyvus, galite rašyti tiek čate, tiek pasiruošti klausimus pabaigoje atsakyti gyvai. Ir webinaro pabaigoje, kaip jau sakiau, bus dalis apie klausimus atsakymus. Tai
koks šito webinaro aplamai planas ir kiek, kad suprastumėt, kaip dirbsim ir ką darysim. Tai mūsų webinaro planas susideda iš tokių 2 dalių. Mes valandą laiko turėsim webinarą ir pusę valandos turėsim klausimų atsakymų sesiją. Tai vat tokia struktūra, po klausimų atsakymų sesijos turėsim prizų dalybas, tai išbūkit iki galo ir tikrai gausit pakankamai naudingos informacijos ir vertės ir ją tikiu, kad iš karto pritaikysit. Tai dabar pradėsiu nuo vienos trumpos teorijos, tiksliau net ne teorijos, o tokio apibendrinimo, ne? Apie dirbtinį intelektą pastaruoju metu mes girdim daug, jisai visur šmėščia, visose sistemose, internetas pilnas iš pažįstamų aplinkinių, mes tą dirbtinį intelektą girdim. Bet didžioji dalis, su kuo man tenka bendrauti, kai pradedi detaliau klausinėti apie dirbtinį intelektą, sako, kažką girdėjom, kažką bandėm arba net nebandėm, o jeigu bandėm, tai nežinom, kaip tai veikia, kaip praktiškai pritaikyti, sunkiai suprantam. Dirbtinio intelekto įrankių jų yra begalės. Va čia prieš jūsų akis ekrane skaidrė, kurioje yra 120 dirbtinio intelekto įrankių. Bet skaidrėje jau yra beveik metų senumo. Tai šiai dienai turbūt reiktų dar kokius 6 ratus aplinkui apipiešti, kiek tų įrankių atsiranda. Ir klausimas yra jūs apie dirbtinį intelektą prisijungėte į webinarą. Kas praktiškai naudojat? Ką bandėt? Va dabar į chatą parašykit. Kas bandė, uždėkit pliusiuką, galit parašyti, ką bandėt, kokius įrankius, kad suprasčiau truputėlį, kiek yra šito auditorijoje bandžiusių, o kiek yra nebandžiusių. Jeigu nebandė, dėkit minusiuką. Taip, ChatGPT bandė, pliusiukų yra. Matau, kad yra bandžiusių. Tie, kas bandė mokamą versiją, uždėkit 2 pliusiukus, kad suprasčiau, ar yra mokama versija bandžiusi. O, yra mokama versija, super. Tai pakalbėsim. Šiandien mano pavyzdžiai bus apie ChatGPT ir bus mokama jos versija. Galėsiu paskui atsakyti, kodėl, kuo skiriasi mokama, nemokama, kodėl verta ją naudoti. Tai 120 įrankių, kažkas bandė 1, kažkas bandė 2, kažkas bandė daugiau, kažkas nebandė nieko. Tai ir kai nebandom arba bandė mažai, mes nesuprantam, kiek praktiškai yra tame naudos ir kur mes galim tą pritaikyti. Tai šiandien praktiniai pritaikymai. Ir top pritaikymo sritys, kuriuose jau dabar tiesiog jau dabar galima naudoti. Teisės sritys. Ką teisės srityje galima padaryti? Galima analizuoti sutartis, galima kurti sutartis, galima rengti įvairiausias ataskaitas, formas, analizuoti teisinius dokumentus, daryti iš teisės aktų analizės, sutraukti, ieškoti kažkokios informacijos. Daug teisinių dalykų galima išnaudoti. Personalo valdymas. Personalo valdyme lygiai taip pat nuo įdarbinimo proceso iki darbuotojų atleidimo, tame tarpe mokymų ir viso kito. Tai, ką daro personalo vadybininkai, ta daug techninio darbo, tai tikrai didžiąją dalį techninio darbo galima perkelti dirbtiniam intelektui ir rezultatą turėti ne ką mažiau efektyvų, netgi efektyvesnį. Finansai. Finansų srityje galima analizuoti finansinius duomenis, pelno nuostolio ataskaitos, balansai, įvairios kitos finansiniai išvestiniai duomenys. Esu girdėjęs, sako, kam dirbtinis intelektas, jeigu ten su Power BI galima tą padaryti. Tie, kas įvaldė Power BI ir turi tą įrankį, nes jis yra mokamas, taip. Tie, kas neturi, dirbtinis intelektas yra puikiai alternatyva. Pardavimai. Pardavimuose tiek pardavimo skriptų rašymas, tiek pardavimo analizė, tiek konkurentų analizė, įvairiausi metodai, produktų aprašymai, produktų detalizacijos ir informacijos paieška. Marketingas. Marketingas turbūt iš vis yra bene pirmoji sritis ir kur labiausiai nuskambėjo, kad marketingas sako, mes kuriam tekstus, mes rašom postus ir toks lengviausiai panaudojamas. Tai marketingas yra turbūt lyderis šitoje vietoje, kur galima panaudoti. Bet lygiai taip pat yra tokių techniškesnių sričių, ne? Projektų valdymas arba vadyba. Tai projektų valdyme nuo projektų susitikimo minučių rengimo iki projekto planų sudarimo, projekto planų analizės, kontrolės taškų ir įvairiausių kitų būtent su projekto valdymu susijusių operacijų, kur reikia
fiksacijos, kur reikia tikslumo, visą tai galima panaudoti visuose tose procesuose dirbtinį intelektą. Ir analitika tai iš vis yra toks, apima visas rytis, nes analitiką analizuoti galima visokius duomenis. Ir įvairiausiais pjūviais ir kur man labiausiai patinka analitika ir jos panaudojimas, kad pasiėmus kokį nors didelį Excelį, kuriame yra daug skirtingos informacijos, kartais net nesupranti, ką galima iš tos informacijos ištraukti, o dirbtinio intelekto pagalba galima gauti tokius pjūvius, kurių jokių būdų rankiniu per ten kelias minutės gyvenime nesugeneruosi. Tai su dirbtinio intelekto pagalba tai padaroma kelių minučių bėgiai. Tai čia tik kelios iš sričių ir keletas trumpų pavyzdžių. Situacija rinkoje su dirbtiniu intelektu. Tai yra kelios didžiausios dirbtinio intelekto nenaudojimo priežastys. Ir bendraudamas su žmonėmis, su bendraminčiais, su tie, kas domisi dirbtiniu intelektu, aš visą laiką užduodu klausimą. Ką darot su dirbtiniu intelektu? Naudojat, nenaudojat, bandėt, kokios patirtys? Ir tokie standartiniai, tipiniai atsakymai dažniausiai, kurie skamba. Tai ChatGPT arba dirbtinis intelektas yra per sudėtingas, kad nebandžiau ir manau, kad dar ilgai negalėsiu naudoti, nes nėra kur pritaikyti. Kitas yra bandžiau, kažkokį rezultatą pateikė, bet Google'as duoda geriau. Yra tokių teiginių, kad jis prikuria ir negalima jo pasitikėti, jis yra per kvailas arba negaliu pritaikyti tų funkcijų, ką jisai siūlo, kad čia daugiau teorija, o praktiškai nėra kur pritaikyti. Ir dar yra sritis, kai sako, mano užduotis yra per daug specifinės, nežinau, neįmanoma jo panaudoti. Tai jeigu bent vienoj srity, tai, ką pavyzdžiuose įvardinau, save galite identifikuoti, tai šiandien praktiškais pavyzdžiais ir parodysim, kad visa tai yra iš esmės mitas. Ir nenaudojimo priežastys yra kelios pagrindinės. Viena pirmųjų arba dažniausių priežasčių nenaudojimo dirbtinio intelekto yra, kad pabandžiau ir dirbtinis intelektas man nedavė praktinio rezultato. Jisai tiesiog davė kažkokį tai rezultatą, kurio aš negaliu panaudoti. Negaliu jo nei praktiškai pritaikyti. Rezultatas yra kažkoks, toks apykreivis, aš galiu tik tai, pasižiūrėjau ir sakau, ne, einu paklausiu Google'o, ką daryti šitoj situacijai. Tai Google'o paklausti mes visada galim ir Google'as į tai atsakys. Aš čia tokia istoriją turiu labai praktišką. Prieš kelis mėnesius susitikau su bičiuliu, mes pradėjom bendrauti, jisai dirba gamybos srityje ir kažkaip bekalbant išėjo kalba apie tai, kad sako, dabar tokį darbo krūvį turiu, kiekį darbų, kad fiziškai nebespėju visko padaryti, tenka dirbti po darbo, ėjau kalbėti su vadovu, kad čia man reikia daugiau žmonių, arba jeigu čia norit, kad aš dirbčiau taip, tai pakelkit mano atlyginimą. Sako, nepiešiau nieko. Ir aš kažkaip nesileidau toliau diskusijas apie dirbtinį intelektą. Jisai pats kažkaip sako, net kadangi čia aplinkui visi kalba, kad čia dirbtinis intelektas, pabandžiau, sako, atsidaryti ir išspręsti savo problemas. Ir toj vietoje man, kaip sakant, užsidegė lemputė, sakau, tai jeigu bandai, tai kokie rezultatai? Sako, žinai, priedas. Sakau, ką bandai? Sako, pasileidau ChatGPT, paskui buvau pasileidęs šitą Copilotą, čia kur rekomendavo kolegos, pažiūrėjau, jokių mano klausimų nesprendė. Sakau, o kaip klausimus uždavinėjai? Kaip sako, kaip paprastai, kaip išspręsti problemą ir įvardinau problemą. Tada mes perėjom į tokį pokalbį arba dialogą, kad su ChatGPT arba su bet kuriuo kitu dirbtiniu intelektu bendraujant, reikia bendrauti taip, kaip užduosi klausimą, tokį atsakymą ir gausi. Lietuvių liaudies išmintis sako, ko paklausi, tą ir gausi. Tai dirbtinis intelektas yra lygiai tas pats. Čia yra toks idealus atspindys. Paklausiau klausimo, nekonkretaus, gavau atsakymą kažkokį platų, nekonkretų, be tikslių duomenų. Mes su juo padiskutavom kokį 15-20 minučių, paskui atsisėdom prie ChatGPT, aš jam taip parodžiau, kaip reikia formuoti užklausas, tokius kelis tipsus. Susitinkame su juo po gero mėnesio, sako, tu nepatikėsi.
taip viskas pasikeitė, sako, aš supratau, sako, po tavo paaiškinimo aš supratau, kaip naudoti dirbtinį intelektą. Aišku, aš jam patariau pasijungti ir mokamą versiją. Sako, aš dabar susidariau savo planą, nuėjau pas vadovą, su vadovu pašnekėjau, gavau didesnį atlyginimą, vadovui paaiškinau, kad mums reikia dar papildomai ten tų ir tokių resursų, viską susitariau ir man gerai, ir vadovui gerai, visi happy, ir sako, aš dabar naudoju, mes ir įmonėje, sako, pradėjome jau naudoti dirbtinį intelektą procesuose, viskas veikia super. Vat užteko vieno paprasto patarimo. Aišku, jis uždavė man paskui dar klausimų, mes kalbėjom, bet kokius aš pagrindinius 3 dalykus jam papasakojau. Aš jam papasakojau principus, kaip reikia formuoti užklausą. Ir šitie principai yra, tokie elementarūs, kaip 1, 2, 3. 1. Aiškumas ir konkretumas. Ir ką reiškia aiškumas ir konkretumas? Tai, kai jūs formuojat užklausą, joje turi būti informacija kuo aiškesnė ir kuo tikslesnė. Venkite dviprasmybių ir venkite per daug abstrakčių dalykų. Kaip man išspręsti problemą? Labai, nei problema aiški, nei ko jūs tikitės, yra apie nieką klausimas. Kai tokį klausimą užduodat, tokį bendrą apie nieką atsakymą ir gaunat. Tai vat, aiškumas ir konkretumas yra pirma. Antra yra kontekstas ir detalės. Negalima užduoti abstraktaus ir tikėtis konkretaus atsakymo. Mes turime paduoti kontekstą, apie ką mes, kokia mūsų problema, ką mes norim išspręsti. Ir mes turim pateikti tam tikras reikalingas detalės, kad mūsų atsakymas, kuriuo mes tikimės, būtų kuo tikslesnis. Tai kuo daugiau ir konkrečesnių detalių ir tikslumo, tuo natūraliai atsakymas yra geresnis. Ir trečias yra, koks yra užklausos tikslas ir kokie norimi rezultatai. Ko aš iš tavęs dirbtinį intelektą tikiuosi, kad tu man pateiksi. Kai jisai jam yra aiškiai suformuota, koks tikslas ir kokių norimų rezultatų mes norim, jisai mums duoda labai konkretų praktišką rezultatą. Ir dabar tai, ką aš jums čia pasakoju, parodysiu praktiškai. Tam, kad nereiktų laukti, kol jisai sugeneruos atsakymus, aš, kaip sakant, susigeneravau visus tos punktus iš karto. Ir pavyzdys, pirmo blogos užklausos. Kaip pagerinti verslą, ne? Apie ką užklausa? Iš esmės apie nieką. Ir čia mes gaunam iš dirbtinio intelekto, platų aprašymą. Procesų optimizavimas, inovacijų diegimas, komandinis darbas ir vadovavimas, klientų poreikių, tenkinimas, finansų valdymas, rinkos strategija, strateginis planavimas. Iš esmės tai, ką mes teoriškai visi girdėjom, žinom, kaip tą galima panaudoti. Bet ką praktiškai iš to padaryti? Tai jeigu mes taip suformavom klausimą ir gavom tokį atsakymą, tai tikiu, kad mūsų supratimas, kad dirbtinis intelektas, kažką orą bendrai rašo ir nieko konkretaus. O dabar pažiūrėkime, tą pačią užklausą truputėlį sukonkretinkim. Kokie yra veiksmingiausi būdai padidinti mažmeninės prekybos pardavimus naudojant socialinę mediją. Mes aiškiai suformuluojam, ko mes iš jo tikimės ir kokioj srity. Ir dabar jau žiūrim, kokius atsakymus jis mums duoda. Jis mums duoda atsakymus, kad socialinė medija yra galingas įrankis, aprašymas ir tada duoda įdomus įtraukiantis turinys sprendimas, influencerių marketingas, kitas sprendimas, skelbimas ir reklaminės kompanijos, trečias sprendimas, akcijos nuolaidos, 7, 8, 9, 10, 9 punktai jau konkretus. Analizė ir optimizavimas, jis jau mums kalba apie A ir B testavimus, kaip testuoti. Mes galim pasirinkti vieną iš tų sprendimų, sakyti, noriu detaliau apie šitą, kaip pritaikyti praktiškai ir jisai mums duos to atsakymo dar detalumo. Bet aš pasiėmiau dar kitą, dar detaliau tiesiog ne į konkretiką vieno sprendimo, bet pasiėmiau, jeigu aš lygiai tokią pačią užklausą formuočiau dar tikslesnį, atliepianti tuos 3 pagrindinius aspektus. Ir mano užklausa, jau nebe kaip pagerinti verslą, bet mano įmonė parduoda ekologiškus kosmetikos produktus. Kam? Jaunoms merginoms. Per kur parduoda? Per Instagramą ir Facebooką. Kokios konkrečios socialinės medijos strategijos, tokios kaip influencerio, bet taikingųjų reklama, mokami skelbimai, vartotojų sukurtas turinys būtų veiksmingiausias. Padidinti pardavimus per ateinančius 6 mėnesius. Ir prašau pateikti sėkmingų pavyzdžių, ROI, gaunamos grąžos, palyginimus ir geriausias praktikas kiekvienai strategijai. Jaučiat skirtumą šitos užklausos ir pirmos. Nieko, tik tai užklausa, nieko daugiau. O atsakymas yra labai konkretus.
influencerių rinkodara, sėkmingi pavyzdžiai, koks ROI, kokios geriausios praktikos, mokami skelbimai, kokie sėkmingi pavyzdžiai, kokie ROI, kokios geriausios praktikos, vartotojų sukurtas turinys. Ir taip per kiekvieną punktą mes praeinam. Ir čia mes galim tą turinį dar tobulinti, dar galim sakyti, aš noriu dabar dar pagilinti žinias apie vartotojų sukurtą turinį. Kaip tą pritaikyti? Duok man planą, kaip aš galėčiau 6 mėnesiams susikurti turinį, kuris padėtų pagerinti rezultatus. Tik tai užklausos, nieko daugiau. Ko paklausi, tą ir gausi. Ir lygiai toks pats dar vienas pavyzdys iš kitos srities, ne? Tipinis toks, girdžiu tarp pažįstamų. Klausiu, kaip pasigerinti savo sveikatą. Paklausiu, kaip pagerinti sveikatą. Ką gavau? Subalansuota mityba, fizinis aktyvumas, psichinė sveikata, reguliacinė medicininė priežiūra, socialiniai ryšiai, asmeninis augimas. Nieko naujo. Visą tai mes žinom. Vieną ar kitur esame girdėję. Bet o kur praktika? Kaip man pritaikyti? Formuluojant tikslesnį. Kokie veiksmingiausiai būdai pagerinti savo sveikatą laikantis sveikos mitybos. Jaus mums duoda apie sveiką mitybą, kaip subalansuota, mažiau perdirbto, vandens vartojimas, bet irgi dar toks pakankamai bendras. O jeigu aš suformuosiu užklausą, taip, kurioje yra mano amžius, esu biuro darbuotojas, dirbantis sėdimą darbą, norintis pagerinti savo sveikatą per sveiką mitybą. Ką aš darau? Šiuo metu dažnai valgau greitą maistą dėl laiko stokos. Kokie konkretūs mitybos planai ir strategijos, tokios kaip maisto paruošimas iš anksto ar sveiki užkandžiai, būtų efektyviausiai siekiant geresnės sveikatos per ateinančius 3 mėnesius. Ir iš to gaunu praktinius patarimus, kaip maisto pasiruošimas, užkandžiai, kokius užkandžius turėti ofise, kiek jų turėti, kiek vandens gerti, vakarienės be streso. Praktika, kur tiesiog galiu imu ir panaudoju. Tai ką šitais pavyzdžiais norėjau parodyti? Norėjau parodyti, kad sprendimas yra užklausų formavimas, nieko daugiau. O užklausos formuoti užtenka šitų 3 žingsnių. Aiškumo ir konkretumo, konteksto ir detalių ir tikslo ir kokio norime rezultato. Tai ta liaudies išminties patarlė, ko paklausi, tą ir gausi, čia veikia kaip 10 iš 10. Nes tiesiog viskas yra klausimas. Gerai, einam prie kitos problemos. Kita dažniausiai sutinkama problema su dirbtiniu intelektu. Kad, sako, reikalingos specifinės žinios, šiandien, jūs IT-šnikai tai mokat jais naudotis ir čia aš suprantu, kad jums viskas gaunasi. Nes viskas iš tikrųjų yra labai sudėtinga ir tam, kad išmokti, reikia daug laiko. Ir man čia nereikia toli ieškoti tokių pavyzdžių. Su žmona bendraujant, prieš kažkurį laiką, jis sako, pažiūrėk, man čia tokio sprendimo reikia, tu ten su dirbtiniu intelektu dirbi, pažiūrėk. Aš taip pažiūrėjau, patikiu atsakymą, okei. Antrą kartą, trečią kartą, ketvirtą kartą sakau, klausyk, kodėl aš tą darau? Sakau, žiūrėk, aš tau parodau, kaip tą daryti, daryk pati. Ne, čia tas dirbtinis intelektas čia, sudėtinga, čia, tu ten jau tiek metų tame, tai kaip aš čia, visiškai ne mano sritis, ne, sakau, taip nieko nebus. Atsisėdom, 15 minučių. Lygiai tos pačios, pirmoji problemai parodintų pavyzdžių. Aš parodžiau pavyzdžius, kaip, nes patirtį mes turim, intuityviai viskas labai paprasta. ChatGPT langė atsidarius, ar Copiloto langė, ar Google Gemini, mes chatint mokam su draugais per Facebooką, per Instagramą, lygiai toks pats langas, chato. Tik principai, kaip užduoti klausimą. Užduodam paprastai, aiškiai klausimą, formuluojam pagal tuos 3 principus ir turim rezultatą, kur jisai pranoksta mūsų lūkesčius. N kartų girdėjau tokį, wow, aš negalvojau, kad čia taip lengvai aš galiu pati tą daryti. Ir dabar gilinas ir dar daugiau dalykų daro. Tai kaip šitą problemą išspręsti? Koks sprendimas? Tai sprendimas, nereikia jokių specifinių techninių žinių. Svarbiausia pakeisti savo mąstymą, kad čia yra sudėtinga ir jeigu sudėtinga, tai aš net nebandysiu. Ne, čia nesudėtinga, čia paprasta. Reikia tiesiog paimti ir pabandyti. Suformuluoti užklausą, atsidaryti ir veikia. Kas svarbu? Svarbu yra komunikuoti aiškiai. Jūs kalbat su draugais, su bičiuliais, įpratę komunikuoti online, ne? Ir uždavėt klausimą, gavot atsakymą. Uždavėt klausimą, gavot atsakymą. Čia lygiai tas pats. Uždavėt klausimą, gavot atsakymą. Tik atsakymą jums ne draugas ar bičiulis pasakė,
o dirbtinis intelektas. Jeigu jūs bičiulio paklausit labai abstrakčiai, tai ir gausit labai abstrakčiai. Bet jeigu bičiulis yra toj srity nusimanantis ir ekspertas, jisai jums atsakys labai konkrečiai. Tai iš esmės, vat, koks praktinis pavyzdys, ne? Mes vienaip ar kitaip darom kažkokias tai analizės. Versluose darom konkurentų analizės, produktų analizės, paslaugų analizės, kažką norim pirkti, darom irgi tų produktų ar prekių, kurias norim įsigyti analizės. SWOT analizė, nu, toks, arba stiprybių, silpnybių, grėsmių, galimybių analizė. Imli laikui, daug reikia įdėti pastangų, kol gausim rezultatą, nes reikia galvoti. Ne? Kas esat rašę analizės, darę SWOT analizę, uždėkit pliusiuką, kad suprasčiau, yra čia tokių, kurie, ar čia tik aš vienas tas SWOTus ir konkurentus analizuoju? Yra, taip, va. Tai tie, kas darė, žinote, ne, kad padaryt normaliai SWOT analizę, nu, yra reikalų. Ir laiko, ir pastangų tam reikia. Tai aš dabar jums parodysiu, kaip SWOT analizę padaryti su dirbtiniu intelektu per kelias minutės ir nėra jokio techninio mokslo, kurį reiktų žinoti. Atsidarom ChatGPT langą. Vadovaudomasi pirmam punktui esančiais principais, formuojam užklausą. Padėk man identifikuoti pagrindinius mūsų konkurentus elektroninės komercijos srityje, kurie parduoda sveikus užkandžius. Bet koks produktas, bet kokia paslauga. Ne? Mes iš pradžių parašom, kokia paslauga ir koks produktas. Pateik trumpą aprašymą apie kiekvieną konkurentą, įskaitant jų siūlomus produktus, rinkos strategijas ir pagrindinės stiprybės bei silpnybės. Čia tiesiog pavyzdys, kadangi aš nurodžiau tiesiog elektroninės komercijos srityje, sveiki užkandžiai. Jis pradėjo man daryti analizę produktų, aš net nežinojau, kad tokie produktai yra. Tasme, Grace, NatureBox. Paskui ChatGPT užklausęs apie tos produktus detaliau, aš radau ir papildomus informacijos. Geras, galvoju, čia yra tarptautinė rinka. Man duoda tų produktų stiprybės, silpnybės, aprašymus, žiūrėkit, kiek čia, 6 skirtingi, 5 skirtingi produktai. Bet čia nėra SWOT analizė, čia yra tiesiog informacijos surinkimas. Dabar aš informuoju sekančią užklausą. Padėk atlikti išsame SWOT analizę kiekvienam identifikuotam konkurentui, įtraukiant jo stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės. Jau SWOT analizės principas. Ir jisai man duoda tų 4 produktų, tų 5 produktų SWOT analizę. Per stiprybės, per silpnybės, per galimybės, per grėsmės. Aš skaitau ir matau rezultatą, kurį galiu panaudoti. Žinau, kokį turit klausimą mintyse, bet čia yra abstraktu. Taip, tai yra informacija, kurią jis paėmė viešai iš interneto. Bet jeigu jūs darydami analizę apie produktus, kur nėra informacijos internete, ką jūs darote? Jūs kreipiatės į paslaugos tiekėją ir prašot komercinio pasiūlymo, renkat informaciją apie jų produktus. Tai tą surinktą informaciją, čia lygiai taip pat prieš užduodant šitą klausimą, arba iš šito klausimo dalyje, jūs per sąvaržėlę pridedat dokumentą ir sako, žiūrėk, čia yra to konkurento dar papildomi duomenys, aš to juos paduodu ir naudodamas jais ir to, ką radai internetu, padaryk atliktą išsame analizę. Ir jūsų duomenys bus N kartų tikslesni ir detalesni. Turim stiprybės, silpnybės, grėsmės, galimybės. Ką su tuo daryti? Kaip ir viskas, ne? Turiu, o kas iš to? Tai realiam gyvenime mes galvotumėm, o kas man, ką čia aš galiu analizuoti toliau? Dirbtinio intelekto pagalba mes sakom, remdamasis konkurentų SWOT analizę, pateik rekomendacijas, kokie strateginiai veiksmai, kuriuos mūsų įmonė turėtų atlikti, siekiant išsiskirti rinkoje ir padidinti savo konkurencingumą. Ir dabar jūs mums pagal konkurentų SWOT analizę mums duoda sprendimus, kaip mes savo produktą turėtumėm vystyti, reprezentuoti, kad jis būtų išsiskirti to, kas yra rinkoje. Diferencijuotas produktas, rinkodaros strategijos, prenumeratos modelio įgyvendinimas, plėtra į naujas rinkas. Ir čia yra, ką daryti, tarptautinė, partnerystė. Vėlgi, kiekvienam tam punktui yra tik tai aprašymas trumpas. Ne? Mes sakom, man įdomus kažkuris iš tų punktų, aš sekančiai užklausui sakau, dabar aš iš tų 7 strategijų, kurias tu pasiūlai, imsiuosi vienos. Ir prašau man tos vienos strategijos detalų planą.
aš šiuo atveju pasirinkau, kad ne vienos, o top 3. Kad jisai atsižvelgiant į rinkos, nes aš nežinau, kuri iš tų strategijų yra geriausia. Nu, iš kur neturiu įžvalgų tokių. Tai aš jo prašau, kad jisai man atrinktų top 3 pagal tendenciją svarbiausius sprendimus ir pateiktų. Jis man pateikia tos top 3 veiksnius ir net parašo kodėl. Rekomendacijos 1, 2, 3 ir apibendrinimas kodėl. Dabar beliko tik tai sakyti, okei, iš tų 3 galbūt renkuosi vieną ir imuosi jos įgyvendinimą. Tai tam, kad būtų detalesnis aprašymas, platesnis, parašiau, kad pateik kiekvienos iš šių sričių artimesnio pusmečio įgyvendinimo planą. Jis duoda produktą, duoda kiekvienam mėnesiui veiksmą. Vėlgi, veiksmas yra šiuo atveju iš 2 eilučių. Aš galiu ateiti į 1 mėnesį ir sakyti, okei, dabar mes vykdysim 1 mėnesio planą. 1 mėnesio planą suskaldyk į savaitės. Savaitę suskaldyk į dienas ir dienos planą. Ir jūs turit detalų veiksmų planą dienom, ką daryti. Prieš 10 minučių nežinojom, kas yra mūsų konkurentai ir konkurentų analizės negalėjom padaryti. Po 10 minučių mes turim supratimą ir jau turim žingsnius, idėjas, kaip judėti į priekį. Ar čia, kaip sakant, jau idealus scenarijus ir imu ir tą ir darau? Ne, čia yra labai didelis padėjėjas arba priedas, kuris leidžia mums marketingo kolegom, pardavimų kolegom, produkto vystymo komandai jau atsispirti ir analizuoti įeiti į produkto rinką gerokai detaliau. Tai SWOT analizė niekada nebuvo tokia paprasta ir greita, kaip panaudojant dirbtinį intelektą. Antra problema, ne? Trečia problema. Ir čia turbūt yra, aš sakyčiau, viena stipriausių problemų. Tai seni įpročiai. Kas yra seni įpročiai? Seni įpročiai, tai mes per N metų, kai naudojamės internetu, mes įpratom googlinti. Tik kas, ką darom, googlinam. Ieškom informacijos internete. Klausiam draugų, rašom draugam čiate, klausyk, kad aš čia noriu pirkti tą ir tą, arba čia susidūriau su versle su tokia ir tokia problema, kaip išspręsti. Ir tai yra įprasta, mums yra įaugę tas procesas, mes jį naudojam ir tai yra mūsų kasdienybė. Ir aš pats naudodamas dirbtinį intelektą jau kuris laikas nebegooglinu. Naudoju būtent dirbtinį intelektą įrankių informacijos paieškai. ChatGPT pas mane yra numeris 1. Ir juokinga, visiškai banali istorija. Važiuojam su vaiku ryte į darželį. Vyksta diskusija, mes kalbam ir kažkaip apie miestus buvo diskusija. Ir jis uždavė man klausimą, sako, o koks tėti, ten buvo didžiausias miestas, sako, koks yra mažiausias Lietuvos miestas? Sakau, sūnau, žinok, nežinau. Sakau, reikės paieškoti informacijos, jisai man, tėti, tai paklaus savo dirbtinio intelektą. Tada galvoju, geras. Vat jis jau kitaip mąsto. Stovim prie šviesoforo, laisvų rankų įrangoje, kaip sakant, pasileidžiu ChatGPT režimą, kuris yra bendrauti, nerašyti, o bendrauti. Aš klausiu žodžiu, jis man atsako žodžiu. Sakau, koks yra mažiausias Lietuvos miestas? Jis atsako, mažiausias Lietuvos miestas yra, aš vardinu, kiek žmonių gyvena, kur yra. Man važiuojant nieko daryti nereikėjo. Viską pasakė, mes su sūnum pratęsėm diskusiją ir paskui dar krūvą klausimų uždavėm, nes vaikas pagavo kablį, klausinė dirbtinio intelekto. Tai yra tiesiog įprotis, ne googlinti, o naudoti dirbtinį intelektą. Ir šitoje vietoje, aš netgi sakyčiau, terminas googlinti turėtų mūsų kalboje atsirasti kitas terminas pačiatinkime, ne? Nes chatint mes mokam su draugais, su kuo bebūtų įvairiuose chatuose, tai dirbtinis intelektas yra tas pats chatas. Tik tai kitam gale yra ne fizinis žmogus, kur ne visada dar atsako laiku, o dirbtinis intelektas, kuris atsako 24/7 ir atsako ženkliai greičiau ir efektyviau, negu netgi mūsų draugas, kuris nebūtinai to srityje išmano. O kaip tą ne googlinimą, o chatinimą išnaudot praktiškai. Ir čia aš turiu dar vieną praktinį pavyzdį iš savo patirties. Praeitą savaitę lankiausi pas odontologą, ten apžiūrėjo dantis, viskas, sako,
Žiūrėk, aš tai tau rekomenduosiu, kokį dantų šepetėlį naudoji. Nu, kokį? Vieno danties ir paprastą. O, sako, tu jau old schoolas, sako, elektrinį reikia naudoti čia. Pradėjus man porinti apie tos elektrinius šepetėlius toks, vat aš tau rekomenduoju, šitas yra pats geriausias. Keist. Nu, grįžau aš namo, sakau, okei, gal ir įdomu, bet ar tai, kai jisai pasako apie tą, vat, jis davė ten lankstinuką, pažymėjo kuris, galvoju, ar tikrai čia vat, tas yra geriausias. Nu, senuoju įpročiu ką darytum, atsidarytum Google ir sakytum, nu, tai vat, kokie čia yra tie dantų šepetėliai. Tada eitum per krūvą reklaminių puslapių, ieškotum informacijos, klaustum draugų ir kiek tai užtruktų, žinau, 1, 2, 3, kol kažkokį rezultatą susidarytumėt kažkokią nuomonę. Visą tai su dirbtiniu intelektu per kelias minutės. Kaip? Rodau praktiškai. Užklausa. Konkreti pagal pirmą pavyzdį. Kokie yra pagrindiniai elektrinių dantų šepetukų tipai ir jų pagrindiniai privalumai bei trūkumai. Prašau pateik sąrašą su trumpais aprašymais apie kiekvieną tipą. Aš neklausiu pačio šepetuko, aš pirmoliai klausiu, kokie tipai yra, kad suprasčiau, kas egzistuoja rinkoje. Ir gaunu rotaciniai, osciliariniai kažkokie, tai net negirdėtas, Sonic dantų šepetukai, man net negirdėti pavadinimai, ką tai reiškia, ultragarsiniai, nu, šitas gal girdėtas. Kūdikiams ir vaikams skirti. Ok, jau žinau, kad yra skirtingi principai ir skirtingo tipo. O kuris iš jų geriausias? Tai kokie svarbiausi kriterijai renkantis elektrinį dantų šepetuką? Prašau pateik išsamų kriterijų sąrašą. Jis man duoda sąrašą kriterijų, kas yra svarbu. Valymo technologija, efektyvumas, galvutė, šereliai, funkcijos, priedai, kaina, vienas iš aspektų, specialūs kažkokie tai poreikiai, vaikų modeliai, gamintojo patikimumas. Ok, 12 kriterijų. Gal ir logiška, bet ką aš dabar darysiu, ieškosiu informacijos apie kiekvieną tą kriterijų, imlu laikui. Ne. Kaip būtų galima sureitinguoti šios kriterijus pagal svarbą, nes ne visi kriterijai vienodai svarbus. Ir prašau pateik metodą, kaip priskirti balo svorį kiekvienam kriterijui, atsižvelgiant į jų svarbą, renkantis elektrinį dantų šepetuką. Aš prašau jo, kad jis man tos kriterijus sureitinguotų ir dar balus priskirtų. Jis man surašo kiekvieno kriterijaus aprašymą, parašo skalėje, kiek jisai turėtų skirti balų. Valymo technologija 8, efektyvumas 10, galvutės dizainas 6, šereliai, nu, visus kriterijus. Toliau jis man paduoda netgi formulę, kaip jisai tai apskaičiuos. Ok, galvoju, formulę nesigilinsiu. Galutinių svorio reikšmės sudėliojo ir taikymą. Turiu reikšmės. Dabar ką beliko tik tai supildyti visą informaciją. Ir čia vėlgi aš naudoju dirbtinį intelektą. Čia sakau, prašau pateik lentelę su 10 populiariausių elektrinių dantų šepetukų modelių ir įvertink juos pagal kiekvieną iš nustatytų kriterijų. Priskiriant balus nuo 1 iki 10. Per kelias minutės jisai man surinko visus, surašė visus balus pagal kriterijus, padarė įvertinimą lentelį, panaudojo tos kriterijų svorius, išvedė reikšmę tų pagal svorių. Ir man beliko tik taip užduoti paskutinę užklausą, naudojant ankstesnius balus ir priskirtų kriterijų svorius, susumuok kiekvieno modelio galutinius balus ir pateik top 3 geriausius. Nu ir dar patikslinau aprašymą. 1, 2, 3. 3 geriausi su paaiškinimu kiekvieno, kodėl jie yra geriausi. Per kelias minutės aš objektyviai turiu informaciją. Nei vienas man, nei draugas, nei pardavėjas, tokių detalumų nepateiks informacijos. Ir čia yra tik tai užklausos. Kaip, va šitas, jūs žinau, kad mintyse turbūt turit klausimą, o kaip sugalvoti va tokį klausimą užduoti, ne? Ir va čia yra didžioji paslaptis dirbtinio intelekto. Kai nežinote, ko paklausti, tiksliau, kaip paklausti dirbtinio intelekto, paklauskite dirbtinio intelekto, kaip jo paklausti, kad jis jums atsakytų. Ir kartoju dar kartą. Kai nežinot, kaip paklausti, paklausėt, kaip turėtumėt jo paklausti, kad jisai duotų rezultatą. Ir jūs pasakot, aš noriu gauti rezultatą. Šitoje vietoje, pavyzdžiui, galite paklausti, aš noriu išsirinkti geriausią dantų šepetuką elektroninį. Aš nieko apie tai nesuprantu. Pasakyk man, kokius aš tau klausimus turėčiau užduoti eilės tvarka, kad tu man padėtum juos išsirinkti.
ir jis jums paduos vieną klausimą, antrą klausimą, trečią klausimą, ketvirtą jūs atsidaryti, tik tai sekančiam atsidarytam lange, įkelsit vieną klausimą, gausit atsakymą, įkelsit antrą klausimą, gausit atsakymą, įkelsit trečią klausimą, gausit atsakymą. Ir bet kurioje srityje su vienu analitiku diskutavom, analizavusiai dokumentus su dirbtiniu intelektu. Ir ten toks challenge'as buvo, čia, kaip sakant, nedarbo metu mes, tokio humoro formai. Sakom, paklausinėjom dar, dar paklaus, kadangi jis kietas analitikas, sakom, paklaus dar, ataskaitą, kaip dar šitą. Sako, žinai, viską jisai atsakė, aš nebeturiu klausimų, sako, aš nežinau, ko dar jo paklausti. Tada aš jam sakau, tu paklausk jo, ko tu jo gali paklausti toje ataskaitoje. Ir kai mes suformulavom klausimą, kadangi ten buvo dokumentas, ką aš dar galiu paklausti tavęs iš šitos ataskaitos, jis padavė dar turbūt 10 ar 15 klausimų, kuriuos galima užduoti ir analizai. Ir pabandėm, analitikai sėdi, wow, sako, net nesugalvočiau, kad taip galiu paklausti. Tai va, realus panaudojimas, kai jūs nežinot, kaip paklausti, jums tiesiog reikia paklausti, kaip paklausti. 3 atrodo, problemos dažniausiai pasitaikančios, kurių nenaudojam, kurių nežinodami, kaip panaudoti, mes dirbtinį intelektą nurašom ir sakom, dar ne dabar, dar jisai negudrus, dar jisai čia per sudėtingas, aš neturiu kur pritaikyti. Tai kai šituos 3 dalykus, kuriuos aš jums parodžiau, jūs panaudosit, o juos panaudot galit, jau dabar po webinaro iš karto, pamatysit visiškai kitą rezultatą. Aišku, tam, kad rezultatas būtų geresnis ir geresnis, reikia po truputį tos įpročius naudoti dirbtinį intelektą lavinti. Ir dirbtinį intelekto įpročiam lavinti mes turim tokias dirbtuves, kurios sukonstruotos būtent taip, kad tuos įgūdžius, kur mes sakom, panaudojom vieną kartą, man tas parodė šiandien webinare, išgirdau, taikysiu. Jeigu jūs per 24 valandas tos informacijos praktiškai nepanaudosit, pagal moksliškai įrodyta, yra 60% informacijos po 24 valandų jūsų galvose nebeliks, o dar po 24 valandų ir dar 30%. Kitaip tariant, po 3 dienų maksimum 5% to, ką aš šiandien jums pasakoju, pas jūs liks galvose. Bus, kaip jis ten pasakojo, ką jis ten sakė. Bet jeigu jūs jau šiandien po webinaro panaudosit, rytoj panaudosit, poryt panaudosit, galbūt kils klausimų ir nesigaus, bet užduosit, kodėl aš gavau tokį rezultatą. Iš tų 3 principų, kuriuos parodžiau, jeigu juos išnaudosit, jūs visiškai po savaitės arba kiek sakysit, tai aš jau čia gerokai daugiau galiu padaryti. Kaip tas mano bičiulis, kur sakiau pavyzdį apie tai, kad negalėjo su vadovu susitarti ir negalėjo dirbtinio intelekto panaudoti. Tai mūsų dirbtuvės. Verslo savininkam, vadovam, specialistam, savo sričių profesionalam, kaip aš sakau, net mamom, kurios namuose prižiūri vaikus, yra įrankis įgyti patirties. Ir užduosiu klausimą, kam mamom šitas? Tai praktinis atsakymas. Vaikas prieš miegą nori pasakos, galima prašyti dirbtinio intelekto sukurti naują pasaką su jo mylimiausiu herojum ir dar kokią nors pamoką čia, kad vaiko žalingą įprotį panaikinti. Praktinis pritaikymas, mama, kuri nenaudoja dirbtinio intelekto, apie tai net nepagalvojo. O čia yra galimybė. Tai ką mes darom? Mes per dirbtuves formuojam įprotį naudoti, duodam labai praktinius patarimus, prieiga prie top kompetencijų. Tai būtent, nes kas yra top kompetencijos? Visa tai, ką aš jums rodžiau, čia yra know-how arba patirtis to dirbtinio intelekto, kuris mokosi iš užklausų. Ir didžioji tikimybė, kad to, ko jūs paklausit, jisai žinos. Buvo keletas ryčių specifinių, kai aš jo klausiau apie tam tikrus veiklos modelius, jis nežinojo, bet užteko man jam paaiškinti, kas tas per modelis, kaip jisai veikia, ir kitą kartą jūs tą modelį puikiausiai taikė. Tai per dirbtuvę susiformuojat įprotį dirbti kitaip, ne googlinti, o chatinti. Žinom, kad klausimas yra, čia dirbtuvės, ar tikrai jos tokios naudingos ir tokios praktiškos. Tai mūsų dirbtuvėse, jeigu srityse, kokie žmonės dalyvauja, tai nuo architektų iki didžiausių Lietuvos įmonių kelių statyboje, iki savo srities coachingo specialistų, marketingo specialistų, verslo savininkų,
įvairiausių. Ir va čia viena iš sėkmės istorijų Andriaus Benukraičio. UAB Autokraitis įmonės, kuri diegia išmanius sprendimus į automobilius, savininkas ir vadovas. Ir kai po dirbtuvių mes su juo kalbėjom, sakom, nu tai gerai, o kokia, vat, kaip tu gali apibūdinti tas dirbtuvės, kokia tavo sėkmės istorija iš to, ką tu gavai šitose dirbtuvės. Tai jisai sako, nu žinot, pačioje pradžioje tai aš buvau labai skeptiškas, net labai. Galvoju, ką aš ten sužinosiu ir kur aš galiu tai pritaikyti. Bet kuo toliau dalyvau dirbtuvėse, tuo labiau supratau, kad aš daug dalykų net nenutuokiau, kad galima padaryti. Ir jisai pritaikė savo versle klientų užklausų atsakymam, komunikacijai su partneriais ir klientais. Galiausiai net savo pardavimo vadybininkus, kurie kreipdavosi į technikus, kai nežinodavo, kaip atsakyti į klientų klausimus, jisai sukūrė asistentą dirbtinio intelekto su jo technikų žiniomis ir vadybininkams sako, jūs dabar ne pas inžinierius mūsų einat, o turit įrankį ir klausėt jo. Ir vadybininkai sako, geras, aš net negalvojau, kad aš jau taip galiu taip efektyviai komunikuoti. Inžinieriai irgi patenkinti, Andrius sako, nu, kosmosas, sako, čia man šviesmečiais į priekį ir dabar, sako, tai jeigu dabar neturėtum dirbtinio intelekto, sako, aš neįsivaizduoju, kaip, sako, aš iki tol gyvenau be jo. Tai verslo, tas atstovas, kuris nenaudojo, buvo skeptiškas, po to, sako, praktinis pritaikymas. Ir kad suprastumėt, kad visiškai skirtingos sritys, ne verslo žmogus. Giedrė Šurlienė yra socialinės paslaugų tarnybos SOS darbuotoja. Visiškai netechninis žmogus, nieko bendro neturintis su IT, bet suprato, kad reikia įgyti kažkokių žinių ir čia visi kalba apie tą dirbtinį intelektą. Ir kas man labiausiai patiko jos istorijoje, tai sako, žinot, kai jūs, sako, pradėjot, sako, aš pirmus kartus sėdėjau be kameros, išsijungus, visi čia uždavinėja kažkokius klausimus, sako, aš net nežinau, ko paklaus, sako, tokia lengva neviltis, pirmais kartais. Jinai klausinėjo, paskui ten asmeniškai užduodavo klausimus, kaip dirbtuvių vidury, jinai pradėjo dirbtinio intelekto pagalba kurti projektus, savo rašyti juos, naudoti veikloje, dar nepasibaigus dirbtuvėms, sako, žinot, atsipirko man jau šitą investiciją, aš esu tokia, neapsakomai patenkinta rezultatu, kad galiu tik visiems rekomenduoti ir pasakyti, išbandykit, nes kitaip, atsiliksit. Tai va, istorija žmogaus, kuris nieko bendro neturi su tuo, su IT, su dirbtiniu intelektu, o tai jau taiko kasdieniai veikloje. Turim dar vieną sėkmės istoriją, Dariaus Jonausko. Darius Jonauskas yra seminarų LT ir Founders Club įkūrėjas, ProAljanso įmonės vadovas. Daro daug veiklų, tikrai pats mokymus veda ir informaciją moka sisteminti ir žinti. Jis buvo irgi tam tikrą prasme skeptikas, sako, aš pasižiūrėsiu, ar čia man verta dalyvauti. Jis paanalizavo, kas yra rinkoje, pasižiūrėjo, sako, yra mokymų, kurie labai teoriniai, yra mokymų, kurie yra labai jau deep techniniai. Sako, o man reikėjo kažko tokio, kur aš praktiškai galėčiau panaudoti. Ir jisai prisijungė prie mūsų dirbtuvių, po kurių labai aiškiai sakė, laiškiai įvardino, kad per aukso vidurį iš to, kaip pritaikyti, nes ne teorija, o praktika, kad įgyti įgūdžiai iš karto leido suefektyvinti tam tikras veiklas, komunikacinius, vidinius procesus, tai, kai jisai daro kasdienėje veikloje. Ir tokiu būdu jisai atlaisvino savo laiką nuo rutininių darbų. Tai jis irgi sako, rekomenduoju kaip tą variantą, kuris ne teorija ir nelabai deep, bet yra tai, ko reikia kiekvienam vartotojui. Ir tokių istorijų praktiškai iš kiekvieno, kuris dalyvauja dirbtuvėse, mes girdėjom, kad jūs praktiškai sukūrėt mums naują gyvenimo etapo žingsnį, kai galiu daryti kitaip. Ir iš ko susideda dirbtuvės ir kas jose yra. Tai kaip tas įgūdis susiformuoja? Tai įgūdis susiformuoja per kasdienius praktinius veiksmus. Todėl mes turim 10 praktinių susitikimų, 2 savaitės, kiekvieną darbo dieną. Po tų 2 savaičių turim dar 5 savarankiškas užduotis, dar išplečiam dar 1 savaitę. Kodėl yra toks formatas? Nes darėm kažkada ilgesnį formatą, bet pamatėm, kad yra visiems aktualios temos ir yra temos, kurios ne visiems aktualios. Tai va tas 5 išdėjom į
įrašus, kad jis būtų galbūt ne visiems aktualios, bet tiem, kas norės pasižiūrės. Po dirbtuvių mes turim 2 mėnesių periodą, kada mes turim prieigą prie įrašų, mes jums atsakom ir padedam komunikuoti, sprendžiam jūsų klausimus, užklausas, su kuriuom nesusidorojat. Ir dažnai būna klausimas, o kodėl 2 mėnesiai? O atsakymas labai paprastas. Kai jūs praktiškai taikysit kiekvieną dieną ir po mėnesio jūs jau nebeklausit, nebebus aktualu, nes jau jūs būsit pažengę ženkliai toliau. Formatas. Vienas susitikimas yra 30 minučių. Instrukcija, kaip naudoti, ne teorija, čia veikia tas senas instrukcija. Kaip aš jums dabar rodžiau praktinius pavyzdžius, kaip pritaikyti, tai visos mūsų dirbtuvės yra sukonstruotos tokiu būdu. Praktiniai pavyzdžiai, kaip tai veikia. 30 minučių klausimų atsakymų sesijai ir po jos savarankiška užduotis, kurią savo veikloje jūs pritaikot, būtent tą funkcionalumą, apie kurį kalbam. Ir turim uždarą grupę interaktyvę, kurioje jūs pasidalinat savo rezultatų, ką gavot. Bet jūs gaunat ir iš grupės lygiai tokį patį, kokius rezultatus, kurie pritaikė savo veikloje. Tai jeigu grupėje, įsivaizduokit, yra 30 žmonių, 30 žmonių pasidalina, kokį rezultatą gavo, tai jūs turit ne vieną realų atvejį, kur savo pritaikė, bet dar 29 praktinius pavyzdžius. 10 darbo dienų po 30 pavyzdžių, 300 praktiškai pritaikomų pavyzdžių jūsų bagaže, kaip naudoti dirbtinį intelektą po 2 savaičių. Dirbtuvių pradžia, birželio 4, nuo 11 valandos, mes prieš pietus, kaip sakant, startuojam. Programa, kam įdomu, kas tose dirbtuvėse yra ir kas yra kitaip. Tai vat, pagrindinės 10 temų yra, mes pradžioje kalbam apie dirbtinio intelekto ir neuroninių tinklų pagrindus, kad suprastumėm, kaip jie veikia ir kaip galim juos taikyti. Užklausų generavimo modeliai, nes yra 3 užklausų generavimo modeliai. Aš jums padaviau principus, kaip naudoti, bet dar yra 3 modeliai, kuriuos taikant jūsų užklausos dar efektyvesnės ir dar geresnės. Mes kalbam apie specializuotas funkcijas, dokumentų analizė, generavimas informacijos ir panašios, dokumentų analizės pavyzdžiai, kaip tą daryti, nes irgi yra specifikos. Jeigu jūs įkelsit dokumentą ir padarytit man analizę, nu tai va, čia taip kaip rodžiau pavyzdį, padaryk mano verslą efektyvesnį. Yra užklausos, kaip jas tinkamai suformuoti, mes duodam užklausų pavyzdžius, virtualių asistentų, jūsų asistentų kūrimas, kam jie, kaip juos kurti, kaip juos konfigūruoti. Toliau yra vieši asistentai, kuriuos jau dabar galima naudoti. Mes rodom ne kaip patį asistentą naudoti, bet kokios jos stipriosios pusės ir kaip iš to galima gauti savo asmeninės naudos ir savo asistentam. Rodom, kaip atlikti analitiką, ant kokių grėblių nelipti, nes yra daug, kaip sakant, plonių dalykų, kur vienos funkcijos pakreipimas duoda visiškai kitą rezultatą. Konkurentų analizės, marketingo srityje, pardavimų srities klausimai, įvairūs papildomi jau už ChatGPT ribų išeinantis produktyvumo įrankiai, kurie labai gerai papildo ir veikia su ChatGPT. Tai čia yra gyvi, o šalia jų dar turim 5 užsiėmimus papildomus, tuos įrašytus, kuriuose yra turinio kūrimui produktai ir įrankiai, vėlgi praktiškai apžvelgiami, personalo valdymo visas modulis, ką su juo daryti, grafinės dalies, nelendam labai giliai į techninius dalykus, ten Midjourney, viso, bet esminius, kas verslo aktualu, kaip ten susigeneruoti tam tikrus paveiksliukus, kaip padaryti ten informacijos paveiksliuko dalies pakeitimą, tas, kas pardavimuose gali būti aktualu, prezentacijos, kaip rengti prezentacijas ir kaip efektyviai ir greitai jas daryti. Tai irgi visas modulis tam. Ir dar yra papildomų produktyvumo įrankių, kadangi tų įrankių vis atsiranda, tai mes tų 2 mėnesių laikotarpį vis papildysim papildomos informacijos. Tai va, dirbtuvių programa. Mūsų dirbtuvių unikalumas, nes dirbtuvių daug, mokymų yra daug, mes sakom, kad mūsų dirbtuvės skiriasi nuo tų tradicinių, nes tradicinėse dažnai rodo, ką galima padaryti, o mes sakom, kaip tai galima padaryti. Konkrečiai praktiškai. Tradicinėse būna, man pačiam yra tekę ne vienose dalyvauti, kur 1, 2 dienų, kelių pusdienių gali būti mokymai, kur ryte pradedi klausyti, atrodo, wow, įdomu, dar iki pietų seki, po pietų jau viskas. Toks informacijos srautas, kad aš nebeatsimenu. Ir kai gauni ten 10 užduočių, padarykit, pabandykit praktiškai. Aš galvoju, žinai, neturiu, kaip sakant, galimybės atsiminti. Tai mes sakom, mes darom ergonomiškas sesijas, 30 minučių, viena funkcija,
kaip ją naudoti, jūs ją praktiškai išbandot, įsisavinat per 24 valandas, sekančią dieną ant tos funkcijos mes jau konstruojam sekančią. Ant tos sekančią ir mes jūs laiptelės užauginam jūsų patirtį veikti, dirbti su dirbtiniu intelektu. Tradiciniai dirbtinio intelekto mokymai dažnai būna taip pat, parodom, ką galima daryti, parodom kelis pavyzdžius, bet nenueina į detalės. O mes rodom būtent detalės. Jeigu jums kažkas neveikia, mes sakom, žiūrėkit, reikia daryti taip, formuoti užklausą taip. Ir va čia paskutinėse dirbtuvėse irgi buvo. Nesigauna, šitas neveikia. Ok, duok pavyzdį, ką darėjai? Parašiau šitą. Atsiuntė pavyzdį, aš perskaičiu, sakau, žiūrėk, va šitą vieną žodį visoje užklausai pakeist į kitą. Pakeitė tą žodį, o geras, sako, aš net nesugalvočiau, kad šitą žodį reikia pakeisti. Mes praktiškai tai, ką reikia pakeisti. Ir tada paaiškini, kodėl tas žodis netinka, kodėl jis negeneruoja turinį. Tai sėkmė yra detalės ir mes orientuoti į detalės. Tradiciniai mokymai būna, mokymuose sudalyvavai, po mokymų gavai klausimus, atsakymus ir ten užduotis daryk pats. Tai mes sakom, nedaryk pats, o praktiškai taikyk, jeigu nesigaus klaus. Ir nesigavo iš pirmo karto, iš antro arba iš trečio 100% gausis. Nėra to, kad man nesigavo ar nepavyko. Gausis ir pavyks. Ir jeigu tradiciniuose perteikia žinias, tai mes sakom, mes formuojam įprotį, kaip dirbti su dirbtiniu intelektu. Va čia yra mūsų pagrindiniai išskirtinumai mūsų šitų dirbtuvių. Ką dirbtuvėse gaunat per vertės pusę. Vertė vėlgi yra iš dalyvių komunikacijos, kaip jūs vertinat tą vertę, ne kainą, kurią sumokėjot, bet vertę, kurią gavo. Mes čia išsivedėm vidurkius ir sakom, 10 praktinių dirbtuvių vertė 1200 eurų. 10 specifinių problemų sesijų, klausimai atsakymai dar 600 eurų. Papildomos temos, ne visiems aktualios, už tai vertė įvardinta mažesnė, uždara grupė, pokalbių kambarys, kur mes komunikuojam, 2 mėnesių palaikymas, čia visi sako, čia yra topas, nes palaikymė būna, išėjo 4au versija, tai grupiai, kuri buvo dar iki 4au, mes padarėm papildomą informaciją, ką reikia, į ką atkreipti dėmesį, kokie esminiai punktai. Taip, ir po dirbtuvių mes tokią bendruomenę kūrėm, kurioje besinaudojantis dirbtiniu intelektu gali vieni kitiem padėti ir patarti. Tai bendra vertė, kurią jūs gali gauti iš dirbtuvių, yra per 4,5 tūkstančio eurų. Ir klausimas yra, kiek jūs pasiruošę už tas dirbtuvės, tokias, kurios duoda vertę, kiek jūs galėtumėt mokėti. Už tai, kad jūs įgyję įgūdžių galėtumėt atlaisvinti galbūt iki 50% savo laiko, tom rutininiam techniniam darbam, kuriuos jūs darot kompiuteriu. Jeigu jūs turėtumėt prie top lygio kompetencijų, prie kurių anksčiau neturėjot prieigos, nes aš, pavyzdžiui, nemokėjau piešti. Mane dirbtinis intelektas įgalino gerai piešti. Aš gerai galiu kalbėti, man lengva komunikuoti, bet kai man reikia pasakyti vienam sakinyje, koncentruoti ir kad būtų esmė, man reikia pasėdėti ir palaužyti galvą, kaip tą parašyti. Aš dirbtiniam intelektui paduodu savo minčių kratinį ir sakau, man vieną esminį sakinį. Bant po kelių sekundžių aš turiu rezultatą. Tai yra top lygio kompetencijos, prie kurių galima prieiti. Ir per dirbtuvės jūs susikursit savo asistentus, išmoksit juos, apmokysit savo veiklos, kurie dirbs 24/7, neišeis iš darbo, nesirgs, nevėluosi darbą ir naudosit, kada jūs norit. Tai savo turėtumėt atsakyti, kiek kiek aš būčiau pasiruošęs sumokėti už tokias dirbtuves, kur visą šitą galėčiau gauti. Tai jeigu turit galvoje kažkokį tai skaičių, tai tas klausimas, ar tas skaičius yra panašus, daug mažesnis ar daug didesnis. Čia yra investicija, kuri mūsų dirbtuvių dalyviai sako atsiperka. Ir iš mokymų dalyvių iš visų girdėjom, kad investicija atsiperka, o daugiau negu pusė sako, kad atsipirko dar dirbtuvėm nepasibaigus. Tai, todėl net nesakom, ne kaina, investicija.
jinai atsiperka. Aišku, jūs jau dabar investavot savo laiką ir valandą, praktiškai valandą klausot, kaip galima panaudoti, įgijo tam tikrų tikių žinių. Ir mes sakom, jūsų laikas kainuoja ir mes jūsų laiką įkainuojam. Šitą valandą, kurią jūs skyrėt, mes sakom, jinai yra verta daugiau negu 300 eurų iš jūsų kiekvieno. Todėl, kadangi jūs jau tą valandą su mumis prabūt ir dar prabūsit, mes jums būtent šio webinaro dalyviam turim specialią kainą. Ne 1150 eurų plus PVM, bet 799 eurus plus PVM. Kadangi mes visiškai tikim savo produktu ir rezultatu, tai mes turim 100% pinigų grąžinimo garantiją. Jeigu per pirmas 3 sesijas jūs pasakysit, kad ne, tai yra ne man, tai mes grąžinsim visus pinigus. Ir turim tokį vieną atvejį, kai grąžinam. Bet tas ne man buvo ne dėl to, kad buvo nenaudinga, bet ir čia net ne webinaro dalyviai, čia visiems. Tiesiog mergina prisijungė prie mūsų dirbtuvių, jinai turėjo lūkestį, mes su ją iš anksto apie tą lūkestį nekalbėjom, jinai tiesiog trumpai peržvelgė, jo sako, man labai įdomu, man šito ir reikia. Ok, jinai prisijungė prie dirbtuvių po 2 susitikimų, sako, geras, bet tai čia, sako, šitą žinau, man reikia šito ir šito, dar sekančių dalykų. Mes sakom, viskas, ok, mes šitose dirbtuvėse tu šito negausi, nes jai reikėjo jau to, kas yra dar daugiau automatizuotų sprendimų, integracijų su kitom sistemom, kas yra sekantis kursas. Ir mes įgražinam visus pinigus, nes mūsų įsipareigojimas, mes sakome, 100% jums gražinsim. Tai jeigu jūs galvojat, kad jūs kažko rizikuojate, tai jūs nieko nerizikuojate. Jeigu jūs pabandėt ir matot, kad tai yra netinka, nes jūs negaunat vertės, tai mes, kaip sakant, ramiai jums gražinsim visus pinigėlius. Ir dabar realiai yra 2 pasirinkimai. Toliau daryti tai, ką darėte iki šiol, tai senesniaisiais metodais ir bandyti įlipti į traukinį dirbtinio intelekto kažkada, kai jisai bus dar labiau pažengęs, nes anksčiau ir vėliau mes visi turėsim perėti prie dirbtinio intelekto. Čia dalyvavau dirbtinio intelekto konferencijoje Lietuvoje ir ten buvo Harvardo universiteto profesoriaus frazė pacituota labai gera. Dirbtinis intelektas nepakeis žmonių. Dirbtinis intelektas pakeis nenaudojančius dirbtinio intelekto, naudojančiais dirbtinį intelektą. Tai vienai per kitaip tas traukinys, jį reiks lipti. Ir klausimas, ar jūs lipat pirmi, ar lipat paskutinį. Tai šiuo metu, tikrai, tai yra dabar, pradžia, didelė pradžia. Tai jūs galite įlipti dabar į tą traukinį ir įgyti žinių, kurias jau naudosit nuo rytojaus, galima sakyti. Paskutinis, pasakant, sprendimas, kuris galėtų jums padėti apsispręsti dar greičiau. Tai greičiausiems, kurie jau nusprendė, kad nori dalyvauti šitose dirbtuvėse, kurios bus birželio 4, mes turim dar papildomą nuolaidą, kad laimi visą laiką pirmieji. Tai pirmiesiam 10, kurie užsiregistruos į dirbtuvės, kurios startuoja kitą antradienį, turėsim kainą 699 plus PVM. Tai tokios kainos niekur kitur nėra ir jos mes niekaip nepasiūlysim. Tik tai šitų dirbtuvių ir tik tai pirmiem 10 užsiregistravus. Ką reikia padaryti? Reikia, kur dingo nuoroda? Taip, į chatą kolegų paprašysiu, kad įkeltų nuorodą, kur reikia tiesiog įeiti, palikti savo kontaktinius duomenis, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefoną. Ir mes su jumis susisieksim ir užregistruosim jūs į tas dirbtuves. Pirmieji 10 gaus kainą 699, nuo 11 kaina bus 799. Tai paskubėkit registruotis ir išnaudoti galimybę įgyti žinias ir turėti pranašumą. Tilpau į žadėtą valandą, nes pradėjom 5 minutės po. Dabar pereinam prie jūsų klausimų ir mūsų atsakymų. Mačiau, kad čate vyko įdomi diskusija ir klausimus, kai kuriuos atsakinėjot. Aš paprašysiu turbūt Karolio ir Eglės, kad padėtų iš klausimų, kurie yra čate. Bet jeigu kažkas norit, iškart galit, kaip sakant, atsimutinti ir užduoti pirmąjį klausimą. Taip.
Kodėl nesinaudojate tokių kursų valstybinių finansavimo kompensacija, tuomet kursai visiems būtų nemokamai. Jau tokių, taip, yra šitas, esam procese šito. Valstybinis aparatas turi tam tikrą procesą, kur reikia jį, kaip sakant, praeiti. Tai esame tame procese ir tikėtina nuo rudens būsim ten, bet kol kas negalim šito pasiūlyti. Tai už tai siūlom mokamus variantus, siūlom specialią kainą. Va, kolegos papildė skaidrę, atsirado QR kodas, kur galit registruotis. Taip, tai būkit aktyvus, nes už klausimus ir už klausimų gerumą turėsim prizų. Aš tada galiu paskaityti, nes čia keletą turim klausimų iš anksčiau. Tai Eleonoros užduotas klausimas, ar ne, kokie šiuo metu geriausiai įrankiai rinkoje, mokami, nemokami, kodiniai ir taip toliau, skirti įvertinti dirbtinio intelekto sistemas. Ir čia jinai patikslino, kad, pavyzdžiui, vystant DI sistemas, kurios yra specifinės, pavyzdžiui, teisės dokumentams ir taip toliau, tarkime, turime klausimų atsakymų rinkinį ir norime įvertinti, kaip gerai DI sistema susidoroja su klausimais. Geras klausimas, toksai labai kompleksinis. Iš esmės, atsimenat skaidrę, rodžiau pačioje pradžioje, tas apskritimas su 120 įrankių. Ir tų įrankių yra dar gausybė ir praktiškai nei vieno įrankio nėra nemokamo. Jeigu mes norim išnaudoti 100% to įrankio funkcionalumą, jie visi kainuoja. Kaip taisyklė, jie kainuoja nuo 10 iki $20 per mėnesį. Yra brangesnių, yra pigesnių, bet tų, kurie dar atlieka tam tikrą gerą funkciją, jų kaina maždaug svyruoja tokiam rėžiui. Tai kaip atsirinkti, iš esmės reikia testuoti patiem arba klausti tų, kurie jau testavo. Ir tai mes savo veikloje tikrai ne vieną, ne 2, ne 10 ir ne 20 įrankių peržiūrim ir analizuojam ir žiūrim reviewsus kitų vertintojų. Tai dirbtuvėse mes net ne vieną įrankį jums praktiškai parodysim ir pateikiam, kurį reikia naudoti vienai ir kitai funkcijai ir kodėl pagrindžiam. Ir kaip dalyviai sako, geras, tikrai nuostabus įrankis. Visus įrankius, kuriuos mes pateikiam, visus naudoja ir sako, čia tas game changeris vadinamas. Ir baigiant atsakymą dėl turim teisinius dokumentus, tai šitą klausimą labai gerai sprendžia sukurtas virtualus asistentas. Jūs susikuriat virtualų asistentą, jį apmokot tais duomenimis, kurie yra jūsų, kaip sakot, surinkti, klausimai, atsakymai. Ir paskui tiesiog tam asistentui pateikinėjat papildomus duomenis, prašot juos analizuoti, iš to, ką jis analizuoja, jis toliau mokosi. Ir su kiekvienu atsakymu jis tampa vis geresnis ir geresnis. Jis atsako vis kokybiškiau, greičiau, efektyviau. Tai atsakymas vienu sakiniu, reikia kurtis savo virtualų asistentą, jį apmokyti tais duomenimis ir naudoti savo veikloje. Jeigu esat keliese kolegos, tai naudoti komandoje, viduj, kaip vidinį dokumentą. Dirbtuvėse irgi mes kalbam apie tai, kaip komandoje galima naudoti. Nes yra ten ChatGPT mokama versija komandinė, yra būdų, kaip panaudoti nekomandinę versiją komandoje. Tai tų tokių vadinamų live hackų yra ne vienas ir mes jais visais praktiškai dalinamės. Taip, kokie dar klausimai? Tai dabar dar klausimas toliau valdo, ar ne? Tai kokie DI įrankiai gali analizuoti tokius Excel dokumentus, kaip pavyzdys Excelio dokumentus ir kaip tai įkelti į dirbtinį intelektą, arba į ChatGPT. Ir Excelio duomenų analizės, čia būtent apie tai klausimas buvo. Jo, tai Excelio duomenų analizės puikiai atlieka tiek ChatGPT, tiek tas pats Copilotas gali padaryti Google Gemini. Aš asmeniškai labiausiai turbūt pažengęs su ChatGPT. Kodėl? Todėl, kad jis yra pirmasis generatyvinis dirbtinio intelekto algoritmas. Tai nuo jo viskas prasidėjo. Tai aš jį ir, kaip sakant, įnikau ir galiu pasakyti, kad Excelį jisai analizuoja. Ir analizuoja labai gerai su keliais bet. Pirmas bet yra duomenys, kuriuos mes pateikiam, turi būti pakankamai korektiški.
ir tinkamai sutvarkyti, negalim paduoti duomenų balagano. Tai yra vienas. O antras, kai mes paduodam sudėtingą Excelį, komplikuotą, kuriame yra dalyje stulpelių ir šitų eilučių viena informacija, kitom stulpelių rėžyje kitokia informacija, mes turim jam paaiškinti, kokia informacija kur yra. Ir kai jisai supranta šitą dalyką, tada jis analizuoja puikiai. Čia vėlgi, taip kaip apie teisinius dokumentus, susikuriam dirbtinio intelekto asistentą teisiniam klausimui, susikuriam dirbtinio intelekto asistentą finansiniam klausimui. Kiek tai kainuoja? $20 per mėnesį. Nes tai yra mokamos ChatGPT versijos funkcionalumas. Iš esmės, įvaldžius ChatGPT, jums nebereikia jokių kitų įrankių, jūs viską šitam analizai Excelio dokumentų, jūs puikiai pasidarysit ChatGPT. Tada dar buvo klausimų dėl ChatGPT 4 ir ChatGPT 4o versijos, ne, kokie skirtumai esminiai? Jo, tai skirtumai yra keli. Pagrindinis skirtumas, turbūt tie, kas naudojot 4 ir paskui naudojot 4o, atkreipė dėmesį, kad 4o parašius užklausą atsakymą sugeneruoja gerokai greičiau. Tai čia yra jo esminis skirtumas, jis yra optimizuotas greitesnė informacijos paieškai, greitesniam atvaizdavimui. Tuo pačiu OpenAI sako, kad mes didesnių duomenų kiekių jį apmokėm. Taip, tam tikrose vietose aš matau skirtumus, kai naudoju tai pačiai užklausų 4 ir 4o versiją, bet lygiai taip pat iš savo praktikos galiu pasakyti, kad kai yra labiau komplikuota užklausa, ypač analizėje, analizuoti Excelius, analizuoti sutartis, analizuoti PDF-inius dokumentus, skanuoti tuos dokumentus, 4 versija duoda geresnį, tikslesnį rezultatą negu 4o versija. Tai skirtumai 4o ir 4 yra optimizacija 4o versijos, kad jinai greičiau veikia, didesnis duomenų kiekis, bet dėl savo našumo jinai praranda šiek tiek detalumų. Tai kokia geroji pusė, kad vienu metu galima naudoti ir 4o ir 4 versiją. Ir aš dažnai užklausose naudoju tokį variantą, kaip aš atsidarysiu ChatGPT langą. Žiūrėkit, 4o versija, aš jas esu pasirinkęs ir su ją dirbu. Ir man sugeneravo atsakymą, kadangi aš su 4o versija dirbu, 4o versijos. Bet man apačioje, va čia užtenka pasirinkti iš 4o change model į 4 ir jis man va šitą vieną paskutinį atsakymą pergeneruos su 4 versijos algoritmu. Ir aš matysiu skirtumą, galiu pasižiūrėti, kaip jis skiriasi. Ir man užteko, va aš vieną parašiau su 4o, tiesiu komunikaciją, jis toliau man tęs 4o versijų, nes jinai va čia yra parinkta. Tai išbandykit patys, tikrai rekomenduoju ir tą naudot. Pagrindinis skirtumas - greitaveika, o detalumui geriau veikia 4. Čia iš mano praktinės asmeninės patirties ir to, ką aš matau, ką rašo kiti įgūdę vartotojai forumuose. Tada Emilio klausimas buvo, ar gali mokama versija ištraukti duomenis iš socialinių tinklų su aktyviais rezultatais, pavyzdžiui, postų skaičius, intensyvumas, komentarai, like ir taip toliau, pagal nurodytą puslapį. Čia gali gal net pakomentuoti būtent kaip informacija iš socialinių tinklų puslapių ir šiaip kaip iš puslapių ištraukinėja, prie kurių gali, prie kurių negali. Pirmoji apie socialinius puslapius ir informacijos ištraukimą iš socialinių puslapių. Paimkim LinkedIną, ne? Kur mes galim ieškoti aktualios mums informacijos apie žmonės, apie jų veiklas. Nieko, absoliučiai nieko ChatGPT jums neištrauks. Kodėl? Todėl, kad yra algoritme įprogramuota dėl asmens duomenų apsaugos nerinkti tokių duomenų. Tai tas, kas yra jau viduj, chato viduj, jisai neištrauks. Kas liečia aplamai browsingą internete ir prašymą pateikti informacijos. O aš jums pateikiau pavyzdį apie dantų šepetukus, ir jisai surado. Nes daug informacijos apie tos šepetukus, ne vienam šaltinį kitam. Bet jeigu jūs, sakysit, nori padaryti analizę kokio nors savo konkurento elektroninės parduotuvės, nežinau, Pigų.lt pavyzdys, ir paprašysit paanalizuoti ten tam tikrus produktus. Labai didelė tikimybė, kad Pigų.lt svetainės neanalizuos ir informacijos neieškos. Kodėl? Todėl, kad praktiškai didžioji dalis elektroninių parduotuvių
naudoja vadinamą online web application firewall arba liaudiškai ugniasienę, kuri neleidžia tiesiog sistemam arba algoritmam nuskanuoti, nuskaityti puslapį visą. Techniškai tai parsinimas vadinasi. Neleidžia jo nuskaityti. Ir jūs tada nepriprašysit dirbtinio intelekto, tai jisai tą informaciją jums ištrauktų. Koks apėjimas, aš galiu nueiti į puslapį, tą visą puslapį arba nusikopijuoti, arba yra puslapio padaryti puslapio PDF versiją, ne? Padaryti, išsaugot savo kompiuterį kaip PDF. Ir vat, kai jūs tą PDF įkelsit dirbtiniam intelektui, jisai jums nuskaitys. Tai va čia praktinis dalykas, apie kuo mes dalinamės dirbtuvėse. Tokių lifehackų praktiškai kiekvienam žingsnį turim. Taip pat Emilio klausimas buvo, kaip plačiai taikomas BDR ChatGPT. Ar jis galėtų, čia gal kaip atskiri klausimai, nors vienam buvo parašyta, ar jis galėtų teoriškai surasti ir išrašyti, pavyzdžiui, Instagram paskyras pagal nurodytus kriterijus. Apie BDR daugiau. Jo, aš dalinai apie Instagramą jau praktiškai atsakiau, atsakydamas į prieš tai buvusį klausimą, kad negali, būtent dėl daro reikalavimo. Kas liečia duomenų apsaugą, tai taip, įsigalioja jau visai netrukus ES duomenų apsaugos irgi reglamento, sakant, dalis susijusi su dirbtiniu intelektu ir kaip turėtumėm naudoti dirbtinį intelektą, kaip vystytojai turėtų naudoti. Aš jį pasiskaitęs ir pasanalizavęs, tokių turiu dviejopų nuomonių to klausimu, nes bandoma pažaboti tai, ko pažaboti iš esmės nelabai įmanoma, nes nelabai aišku, kaip tas veiks dar po pusmečio ar po metų. O sukurti apribojimus, yra svarbių momentų, kaip duomenų apsauga yra aktualus klausimas, bet aš turiu dviejopą nuomonę. Ir grįžtant prie klausimo, kaip su duomenų apsauga, tai pagrindinis dalykas, į ką jūs turėtumėte atkreipti dėmesį, dirbdami su dirbtiniu intelektu, tai jeigu jūs galite nekelti asmeninių arba jautrių duomenų, to turėtumėte nedaryti. Sutarčių analizėse nekelti kontaktinės informacijos, nedėti kitų jautrių duomenų, tas, kas yra pagal duomenų apsaugą. Kodėl? Todėl, kad mes, nors vystytojai, OpenAI, tada visi kiti Google'as, Meta, jie sako, ne, mes neanalizuojam, mes nenaudosim šitų duomenų asmeninių, jie čia yra tiesiog algoritmo viduje, prie jų niekas neprieis, bet aš mėgstu pavyzdį. Jūs dirbat visi įmonėse, kur jeigu jūs nesate IT administratorius, tai jūsų elektroninį paštą įmonės administruoja kažkas. Ir jūs sakot, mano elektroninio pašto paskyra, aš ten rašau, ką noriu, nieks prie jos neprieina. Taip, jūs iš esmės teisūs. Bet jeigu jūsų IT administratoriui labai prireiktų, jis prieitų prie visko, kas yra jūsų elektroniniam pašte. Nes, kaip aš sakau, jis yra dievas jūsų elektroninės pašto sistemos administravimas. Turi visus prieigos raktus ir gali prieiti prie bet ko. Tai su dirbtiniu intelektu yra lygiai taip pat. Jūs tai, ką įkėlėt, iš esmės tai yra, kiti vartotojai tikrai prie to neprieis, bet vystytojas prie tų duomenų jisai prieina. Ar jisai darys ir prieis ir naudos? Klausimas, turbūt ne, nes vargu ar jam įdomu. Bet, o jeigu kažkada nutekės duomenų bazė su informacija, mes net nežinom jos struktūros. Ir gal ten toj struktūroje viskas labai sustruktūruota ir kiekviena eilutė yra atskirta prie jūsų paskyros priskirta. Mes šitą, nežinom. Tai, tada turėsim precedentą. Kada mes jį turėsim, neaišku, anksčiau ir vėliau turbūt vis tiek turėsim, nes nėra nenulaužiamų sistemų. Gal pats dirbtinis intelektas save ir nulauž. Tai turėtumėt nekelt to, kas jūsų manimų yra jautru. Tai tikiuosi atsakiau. Man tai dabar buvo klausimas dar irgi, net keli klausimai, esminiai skirtumai mokamos ir nemokamos versijos. Tu truputėlį apie tai minėjai, bet sudėjau akcentus. Mokamos ir nemokamos versijos pagrindiniai skirtumai. Nemokama versija yra apribota iš esmės tuo, kad jūs galite tik tai naršyti, naudoti ChatGPT kaip bendravimo įrankį, jo klausti, jis jums atsakys. Atsakys tik tai, tais duomenimis, kurie pas jį jau yra, kuriuos jis yra išanalizavęs. Ir tie duomenys
Šiai dienai jie rašo, kad 23 balandis praktiškai yra duomenys 23 gruodžio, nes man testuojant pavyko rasti 23 metų gruodžio duomenys ir jie ten buvo. Ne visi, bet yra. Tai iš principo jis naudoja istorinius duomenys. Jeigu 23 gruodis, tai jau to bus pusę metų. Pusę metų senumo informacija. Darant SWOT analizę, kurią aš rodžiau kaip pavyzdį, jūs negalit padaryti aktualios analizės, nes jisai nesikreipia į internetą ir visa tai, kas yra prieinama internete, naršymų internete realių laikų, tai yra neprieinama nemokamai versija. Kai mes perinam į mokamą versiją, kas pas mus atsidaro? Atsidaro duris naršyti internete, atsidaro duris naudoti ir analizuoti dokumentus, Wordinius, Excelinius, PowerPointinius, PDF-inius, programinį kodą kelti ir prašyti, kad jį kurtų. Atsiranda galimybė kurti savo virtualius asistentus ir naudoti kitų sukurtus viešus virtualius asistentus. Kas dar atsiranda mokamų versijų? Galimybė generuoti paveiksliukus, galimybė analizuoti sugeneruotus paveiksliukus. Kaip sakant, tiek kurti atgal, atkurti iš paveiksliuko tekstą. Tai va čia yra esminiai mokamos ir nemokamos versijos skirtumai. Kaina $20, jeigu išverčiam į eurus, gaunasi nepilni 18 eurų per mėnesį. Tai už tai, ką gaunam kaip galimybės, tai sakyčiau, už dyką. Taip pat buvo klausimas, man tai, ar gali mokama versija veikti kaip CRM-as, ar tai labiau individuali erdvė? Mokama versija kaip CRM-as. Gerai, CRM-as yra klientų. Mano seminaras. CRM-as yra daugiau informacijos surinkimui, kokie sekantys žingsniai, ką su tuo daryti. Dabar galvoju, kaip praktiškai galima būtų iš to padaryti CRM-ą. Tiesiogiai, va tai, ką aš suprantu kaip CRM-ą, nes galbūt to CRM-o poreikis skirtingas. Tai nematau kaip, bet tam tikras funkcijas CRM-o, kaip pavyzdžiui ten surinkta informacija po, pavyzdžiui, skambučio su klientu, tai, ką aš kalbėjau, įkelti kaip santrauką, tai va ChatGPT mums gali padėti generuoti tas santraukas ir mes jas paskui kopijuojam. Tai tiesiogiai ne, bet surasti būdų, kaip pritaikyti, tai tikrai yra. Taip, kokie dar klausimai? Dar turim truputėlį laiko. Domantės klausimas buvo apie SEO. SEO specialistai nerekomendavo dėti internetinės svetainės su ChatGPT sugeneruotų tekstų, nes Google paieškoje tos svetainės nusimuša į apačią. Gal galite parekomenduoti, kiek reikia tekstus pakoreguoti, ar tuos tekstus reikia kaip kitaip panaudoti svetainėse, nes, pavyzdžiui, blogo straipsnį parašyti labai padeda ChatGPT. Jo, tai labai geras klausimas šitas ir aš irgi praktiškai esu bendravęs su būtent SEO specialistais, kurie rašo, kurie ir man sakė lygiai tą patį. Sako, žiūrėkit, jeigu mes sugeneruojam tekstą su ChatGPT ir mes jį tiesiog va taip as is įkeliam, tai jo, Google'as meta jį žemyn. Jeigu tai yra tam pačiam ChatGPT yra jau sukurti asistentai, kurie sako, humanizuoja kalbą ChatGPT ir optimizuoja kalbą būtent to, ką sukuria ChatGPT. Ar visada tai suveikia? Ne visada. Iš tų specialistų, su kuriais šnekėjau, ką jie daro, kad jų informacijos nemestų žemyn, tai tiesiog pakeičia struktūrą šiek tiek, pakeičia žodžius sakinyje, 1-2 žodžius keičia, pakeičia galbūt vieną sakinį ir to kartais pakanka, kad nebemestų žemyn. Mes turėjom diskusiją ir dabar laukiu iš jų grįžtamojo ryšio, nes aš jiems parekomendavau tokį dalyką, kadangi lygiai taip pat Google'as turi savo Gemini dirbtinio intelekto algoritmą, su kuriuo leidžia generuoti lygiai taip pat turinį. Tai sakau, jūs sugeneruotą turinį su ChatGPT, paduokit Google Gemini, paprašykit, kad jis jį humanizuotų ir tada įkelkit į svetainę, paprašykit, kad Google'as ją suindeksuotų. Logiškai mąstant turėtų suveikti,
nes, nu, Google'as pats savo neturėtų kirsti šakos, nes ant vienos šakos sėdi būtent indeksavimas, ant kitos šakos sėdi jų Gemini modelis, kuris, nu, dar atsilieka nuo ChatGPT. Tai čia galėtų būti galbūt pranašumas. Tai neturiu dar atsakymą, nebendravau su tuo bičiuliu, bet gerai, kad priminėt šitą klausimą, reikės pasukti ir paklausti, ar išbandė šitą. Tai va toks priėjimas, kuris galėtų padėti. Tada man tai buvo dar keli klausimai iš Audriaus. Tai susirinkimų protokolams geriausia rašyti su ChatGPT, na, čia toks klausimas turbūt irgi. Ir apskaitos komandos darbui pakeisti. Tai susitikimų protokolų rašymas ir apskaitos komandų darbas. Gerai. Susitikimo protokolą aš suprantu, apie ką yra ir pats praktiškai naudoju. Nuostabus įrankis, susitikimo minutės įrašytos, dirbtiniam intelektui paprašom, kad jisai tą įrašą sustruktūruotų, padarytų meeting minutės, įdėtų tam tikrus elementus. Mes netgi susitikimus vesdami įsivedėm žodžius, kuriuos pasakom, kad kai darysim analizę, jau dirbtinis intelektas suprastų, kad šitas žodis ar šitas raktinis žodis reiškia tokį veiksmą prie ten to do sąrašo pridėk atitinkamus punktus arba korekcijas. Tai labai gerai, struktūravimui šitam meeting minučių rengimui, susitikimų apibendrinimui tikrai puikiai veikia. Antra klausimo dalis buvo apie ką, apie buhalteriją, ne? Ten reikia apskaitos komandos jo darbui pakeisti. Tai vėlgi, apskaitos komanda, nu, apskaitoj dabar taip, kadangi iš įmonių yra daug funkcijų. Tai tiek sąskaitų ten suvedimas, sugeneravimas, nesurašymas į apskaitos sistemą, tiek komunikacijos, tiek panašus dalykai. Tai reiktų žiūrėti konkrečiai pagal procesus ir važiuoti kiekvienam procese. Bet vienas iš, kur lengvai tikrai pataikom, gautos sąskaitos, ne? Mums sąskaitas reikia suvesti į apskaitos sistemą. Tai su dirbtinio intelekto pagalba galima nuskaityti sąskaitą, kuri gali būti telefonu nufotografuota arba nuskanuota, ir ištraukti iš ten tekstą ir tą tekstą tiesiog įsikopijuoti. Trumpinam laiką vietoj to, kad taipinti, rašyti klaviatūrą ranka, galima tai skanuoti. Šitokiem sprendimam netgi žinau produktus, visas produktas, finansų apskaita yra, kur finansų apskaita yra pajungta su dirbtinio intelekto algoritmu ir tiesiog ten nerivilė, žinau, kad kita sistema yra. Jų kelia PDF-ą, tas PDF-as automatu nusiskanuoja, pagal algoritmą susideda į atitinkamas eilutes ir vartotojui, buhalteriui, apskaitininkui šiuo atveju reikia tik tai patikrinti, jeigu kažkas negerai. Tai pritaikymo galimybių yra tikrai ne viena. Na ir manau, kad viskas su klausimais. Gerai, jeigu su klausimais viskas, kaip tik ir laikas, viskas, liko kelios minutės, svarbiausia dalis, liko prizų dalybos. Tai, kaip jau sakiau pačioj pradžioj, prizai yra tiem, kurie dalyvaus aktyviai, kurie užduos klausimus. Tai, ką jūs uždavinėjote čia kaip klausimus raštu rašėt, kolegė Eglė, jūs visus, kaip sakant, susižymėjo ir dabar man duos visą sąrašą su jūsų vardais ir pavardėm, o aš pasinaudosiu dirbtiniu intelektu, kad būtų visiškai skaidru ir korektiška, išrinksiu nugalėtoją, kurį pasieks prizas, o prizas yra viršijantis 1000 eurų. Tai yra galimybė dalyvauti mūsų praktinėse dirbtuvėse, kurios startuoja nuo birželio 4, visiškai nemokamai. Tai, kaip sakant, Eglė, laukiu iš tavęs sąrašiuko. Jau įkelta. Aš tada atsidarysiu sąrašą. Va, turėjom iš viso 20 klausimų. Turėjom daugiau, bet dabar didesnė proga laimėti jums, dėl to, kad išėjo daug žmonių iki galo neišlaukė. Tai mes, kaip sakant, palikom tik tai tuos, kurie išlaukė. Liuks, labai gerai, padidėjo tikimybė. Ką darom? ChatGPT langas. Noriu, kad atsitiktiniu būdu išrinktum
nugalėtoją, kuris laimės prizą nemokamas dalyvių dirbtuvės. Aš tau pateikiu sąrašą, tu išrink laimėtoją. Taip, Ctrl+V, 20 dalyvių, spaudžiam Enter ir laukiam rezultato. Prašau. Andriau, sveikinam. Jūs prie mūsų dirbtuvių prisijungėt visiškai nemokamai. Tai užpildykit irgi tą registracijos formą, o mes su kolegom susisieksim, pasižymim, kad jūs esat tas mūsų laimėtojas, kuris nuo kito antradienio visas praktinės žinias įgysit absoliučiai su nulinė investicija. Tai turėsit begalinę grąžą. Labai ačiū Jums, labai nustebinot, nesitikėjau, bet labai džiaugiuosi. Ačiū. Va, tai ačiū visiems dalyvavusiems. Kviečiu išnaudoti galimybę prisijungti prie mūsų dirbtuvių. Įrašų pasidalinsim su visais ir laukiam prisijungiant prie dirbtuvių arba kitose mūsų webinaruose. Gražaus vakaro visiems. Ačiū Jums. Viso gero. Ačiū, viso gero.